Kas yra inovacija? Tai inovacija pakankamai gerai iš tikrųjų apibrėžia bent mano taip supratimu, tai visiems žinoma Wikipedijos. Visų pirma, ten reikia pasižiūrėti, ką tai reiškia iš tikrųjų tas žodis, nes jisai iš tikrųjų toks netgi filosofinis iš tikrųjų yra. Ir vienam jisai yra tiesiog tik naujovė, kitam, pavyzdžiui, netgi pagal tą pačią Wikipediją, tai yra tiesiog gera naujovė, kuri prigyja. Tai čia iš tikrųjų sutampa ir su mano iš tikrųjų požiūriu ir mums irgi tas pats, tai yra naujovė, kuri yra tikrai turi pamatą kažkokį, kad jinai yra tikrai gera ir jinai prigyjo. Verticus produktų ir paslaugos yra 3 pagrindinės kryptis. Yra konsultavimas, programavimas, toliau verslo valdymo sistemų ePyramid System ir ePyramid BizLogic vystymas ir kūrimas ir elektroninės komercijos projektų kūrimas. Dažniausiai mes glaudžiai bendradarbiaujam su įmonėm, su verslo klientais, kur mes paprastai prisiderinam prie jų. Tai dažniausiai tai būna, kad patys klientai dirba savo srity ir dažniausiai jie, kaip pasakyti, jaučia, kad tam tikras vietas jie galėtų iš tikrųjų optimizuoti ar automatizuoti, pasigerinti, diegiant tam tikrus kažkokius IT sprendimus. Ir jie tuo metu, tai yra labai natūralu, ta prasme, kad jie paprasčiausiai nežino, ko tiksliai jie nori, kokios yra galimybės. Tai tokiu atveju realiai mes labai glaudžiai dirbam su klientais, kad mūsų specialistai nuvažiuoja tam, kad išsiaiškina su įmonėm, ką jie verčiasi, kokią veiklą. Mes paimam savo tą verslo valdymo sistemą ir ją adaptuojam pagal konkrečiai tos įmonės poreikius. Šią paslaugą mes įvedėm dėl labai paprastos priežasties, dėl to, kad iš tikrųjų rinkoje nebuvo iš tikrųjų tokios paslaugos. Lygtais ir atrodo labai daug kompanijų tą paslaugą teikia, bet amžina problema iš viso šito sektoriaus yra, kad IT kompanijų nesusišnekėjimas su kito verslo atstovais, kam jie tą savo paslaugas teikia. ePyramid turinio valdymo sistema yra mūsų sukurtas produktas. Jisai iš tikrųjų yra skirtas tiek turinio valdymo sistemom, tiek elektroniniai komercijai. Ir, sakykime, yra tokių tam tikrų privalumų, kad iš karto matome, tik prisijungus prie sistemos, tai yra administravimo, iš karto matome paskutiniai 5 užsakymai. Tai yra, iš karto susidarai vaizdą, ar tau sekasi prekiauti ar ne. Taip, užsakymų peržiūra, galima užsakymus, sakykime, juos visą parsisiųsti savo ir tai yra naudinga tokia kaip statistikos sekimui. Užsakymų, žinoma, yra valdymas, yra apmokėjimų valdymas, tai yra, kad žmogus užsisakė, apmokėjo, viską mes matome ir galime sėkmingai išsiųsti jo užsakytas prekes jam ir pasakoma, kad užsakymas atliktas ir jis mums tuo metu jau nebetrukdo. Administravimas yra sąlyginai paprastas, nueini į elektroninę parduotuvę ir matai visus užsakymus. Kiekvieną užsakymą galima atsidaryti ir pažiūrėti, ką pirkėjas užsisakė, koks tai pirkėjas ir taip toliau. Ir iš tikrųjų su ePyramid turinio valdymo sistema jau yra daugiau nei 600 projektų įgyvendinta ir jie sėkmingai veikia. Aš atstovauju kompaniją UAB Bet.lt, mes esame grupinio pirkimo lyderiai Lietuvoje. Mes kiekvieną dieną paskelbiam po išskirtinę akciją su išties įspūdinga nuolaida. Ir tokį pasiūlymą pardavinėjam. Fantastiška sistema piramidė, kurios pagrindu aš turiu Bet.lt, tuo, kad viskas sudėliota paprastai, aiškiai bet kuriam iš mūsų darbuotojų ir patogiai. BizLogic'as labai tinka šiaip kontroliuoti kompaniją, darbuotojus, vykdyti veiklą iš tikrųjų, aš neįsivaizduoju, ką dabar daryčiau ir kaip pasunkėtų darbas be jo. Apie produktą CRM Online LT, kuris irgi yra realiai vienas iš mūsų tokių pagrindinių produktų, kurį mes įvedėm į rinką, matydami situaciją, kad įmonės nori
įsidėkti tam tikras verslo valdymo sistemas, pakankamai nori labai nebrangiai ir labai greitai. Tai mes padarėm iš vis onlininę versiją, kurioje ten klientas gali ateiti, iš karto suveda savo įmonės tik tais pavadinimą ir praktiškai jam yra automatiškai sukuriama sistema ir jisai realiai per 5 minutės gali jau pradėti naudotis verslo valdymo sistema. Tik tais kitas klausimas yra, kaip pasakyti, apmokymai žmogui, bet kad taip sistema jam yra sukurta, jisai gali jungtis, naudotis ir ta realiai visa sistema jinai kainuoja nuo 45 litų per mėnesį. Tai verslui tai yra, nežinau, ten telefonų turbūt prašneka, ten 4 kartų daugiau. Ir visa ta sistema atrodo ganėtinai sudėtingai, kaip mes sakom, kosminis laivas kažkoks atrodantis. Bet iš tikrųjų tai yra tie patys veiksmai, tos pačios funkcijos, kurias kasdien atliekame. Sakykime, tai yra tušinukas ir popieris, telefoniniai skambučiai, visi tie veiksmai, tik tais jie yra perkelti į tokią terpę, sakykime, platformą. Tai yra visa ta sistema. Ir, iš esmės, tie patys veiksmai, tik jie atsivaizduoja mūsų sistemai. Labai paprastai galime puslapyje CRM online.lt užsiregistruoti ir taip susikurti be jokių pastangų savo nuosavą, kaip sakyti, individualią CRM sistemą. Spaudžiam registraciją ir pasirinkame, susivedami pagrindinį duomenys, tai yra informacija. Ir matom, kad per porą minučių gaunam patvirtinimą, kad CRM sistema sukurta. Štai atsidaro tas pirminis langas, kaip ir įprasta, ko gero daugelio sistemų pirminis langas tai yra kalendorius, arba kitaip sakykime darbotvarkė. Tai yra visas planavimas, kaip dienotvarkė savo. Ir matom, kad vienintelis ir pirmasis įvykis, kuris įvyko šitoje sistemoje, tai kad aš užsiregistravau CRM online sistemoje. Ir sakykime, jau pagal tam tikrą laiką. Kairėje pusėje tai yra pagrindinis meniu, tai yra visi moduliai, kuriuos šiuo metu leidžiama naudotis pirmajam klientui, tai yra jums. Ir pagal poreikis jūs galite, sakykime, pritaikyti savo įmonį kaip kažkokį tai verslo tobulinimo, efektyvinimo sistemą. Ir kadangi tai yra CRM, tai esminis punktas tai yra klientai, kur visa informacija sukasi apie patį klientą. Ir, turime ganėtinai išplėtotą klientų modulį. Tai yra jūsų klientai, kurie gali būti segmentuojami tam tikrais segmentais, kad kuo paprasčiau, kuo lengviau būtų atsirinkti tai ir susirasti. Užėjus į klientą, pagrindinė informacija, tai yra dabar tos informacijos, kaip matot, galima surašyti labai daug, bet vėlgi mes norim parodyti, kad galime įvairiai rašyti informaciją, o nereikalingus laukus galime išjungti. Taipogi informacija yra su sąskaitom ir mokėjimais, kiek klientas mokėjo, kiek sąskaitų jam buvo išrašyta. Yra sukurtas toks modelis bilingas ir ten, sakykime, visas kur automatizavimas slypi, tai yra, kad sistema tam tikrų metu pagal, aišku, nustatymus sukuria sąskaitą ir išsiunčia klientui. Jeigu neįvykdomas apmokėjimas, tai yra sąskaita nepadengiama, sistema po nurodyto dienų skaičius sukuria priminimą ir išsiunčia klientui, kad jūs skolingi esate tokią sumą pinigų. Ir taipogi tie elektroniniai paštai, susirašinėjimas, tai yra informacija visa susijusi su klientu, tai matyti prie kliento. Tokios dvi plotmės prie kliento ir, sakykime, elektroniniam pašte. Sakykime, aš parašiau komercinį pasiūlymą ir, jis patvirtintas ir aš atiduodu vykdymui ir sakau, kolegai, imk tu dabar vykdai šitą užsakymą. Ir to pasiekoje galimybė, kad keičiant tą statusą, sakykime, elektroninis laiškas išeina klientui, kad jūsų užsakymas jau yra vykdomas. Tai vienas toks pavyzdys turbūt yra mūsų, kaip sakyti, Everesto viršūnė, kad įmonė įsidiegusi CRM sistemą, taipogi mes
su tais klientais nemažai turėjome darbą, savaime suprantama, adaptavimą jie šiek tiek jam. Ir jų, sakykime, žmonių kiekis padidėjo 20%, bet įsidėgę tą sistemą su tokiu žmonių kiekiu, jie padidino savo apyvartas ir pelną 4-gubai ar galbūt net 5-gubai. Tai yra, kaip sistema sugeba daryti pelną ir didinti pardavimus. Tai ganėtinai banaliai skamba daryti pardavimus, bet taip tai iš tikrųjų yra daroma. Nes, sakykime, vien tas dalykas, kad taupoma žmogus laikas ir laisvą laiką jis gali skirti kažkam kitam, negu sėdėdamas prie popierizmo ar darydamas kažkokius pašalinius veiksmus. Tie visi planai tai yra dirbti su toj pačioj sferoje, kur dabar ir dirbam, į naujus, vadinkim, kažkokius produktus iš vis naujų krypčių nepajunginėti, o tobulinti ir ištobulinti tikrai gerai mūsų esamas kryptis. Tai tą patį konsultavimą, tą patį programavimą ir mūsų pačių jau vystomų programinių įrangų kūrimą. Bent jeigu kalbant apie paslaugą CRM online ir jos tobulinimą, tai pagrindiniai dalykai tai yra ten iš pačios paslaugos ten tobulinti nelabai ir yra ką, nes jinai yra antiek paprasta, ten mažai ką reikia. Patį produktą, kurį kaip programinė įranga, prie kurios jūs jungiatės sistemos, tai taip, jinai bus tobulinama, jinai nuolatos yra tobulinama. Bet to CRM online tai yra tiesiog, kaip pasakyti, verslo valdymo sistemos nuoma. Taip, pagrindiniai partneriai mūsų, tai kas yra? Tai yra klientai mūsų. Nes partnerystės mūsų susideda dažniausiai iš klientų, iš jų ateina, vadinkim, visos idėjos pagrindinės gimsta tiek pačių naujų produktų kūrimui, tiek, vadinkim, mūsų patirčių, tiek jie patys ir užsakovai yra, ir pagrindiniai, sakau, partneriai yra klientai. Dėl eksporto planų, tai su eksportu mes matom tik tais vieną kryptį. Jeigu dirbsim, tai taip, kad jeigu padarysim mažą produktą, kurį yra galima realiai eksportuoti ir iš viso jį platinti elektroninės komercijos pagrindu. Kas dėl darbuotojų, tai pas mus kolektyvas jau yra taip nusistovėjęs ir paprastai pas mus dirba apie 12-14 žmonių. Kolektyvas, jo struktūra yra ir kažkokių ypatingai dabar ateityje plėtros nenumatome. Čia viską iš tikrųjų padiktuos, aišku, rinka ir panašiai, bet taip kaip mes dirbam, dar matom iš tikrųjų patys savo tam tikrų vietų, kur galima efektyvumą didinti tam, kad su tuo pačiu darbuotojų skaičium iš tikrųjų pasiekti geresnius rezultatus. Taip, su parodomis tai mūsų taip yra, kaip pasakyti. Parodos tai yra viena iš, vadinkim, mūsų žinomumo didinimo, tokia turėtų būti, kaip pasakyti, viena iš priemonių marketingo. Tai mes šitos priemonės kol kas nerealizuojam pas save, nes matom kitų būdų, kaip apie save išplatinti tą žinią, o pagrindinė tai darom taip. Tiesiog telefoninis skambutis, pasakom, kad mes dirbam su jūsų kolega, turim kažkokį ten užmesgam kontaktą, atvažiuojam ir papasakojam. O kas liečia iš tikrųjų inovacijas ir visą Lietuvą, visą visuomenę, tai mano požiūrį tai yra tas vienintelis mūsų išsigelbėjimo šaltinis, per kurį tokios iš vis mažos šalis kaip Lietuva, neturinčios ten jokių, vadinkim, išteklių, tik tais per šitą visą dalį gali tik tais išvažiuoti, nes Lietuva tik tais gali kažkokias paslaugas teikti. O paslaugas teikti be inovacijų praktiškai neįmanoma. Ta prasme, tu pasensi ir tavo paslaugos bus nebeaktualios.